Treneri, koks komentaras apie šiandienos rungtynės? Kai visada žaidėm lygtais neblogai. Pirmam kėliny gal 14 minučių sužaidėm 2-1 buvo, po to prasileidom porą įvarčių mažumoj. Antram vėl lyg nieko, po to vėl per keletą minučių prasileidom. Tai manau, galim žaisti, bet kažkur išsijungiam keliom minutėm, kur prasileidžiam pas įvarčių. Šiandien buvo truko nemažai žaidėjų ir ar tai galėjo lemti ir gal galite pasakyti, kodėl nebuvo Kutkevičiaus, Regano, Bacevičiaus ir kitų? Trūko gal 6 žaidėjų, serga, yra kažkas traumuoti, kažkas serga, kai grįžom iš Talino, apsirgo daug žaidėjų, kažkoks virusas komandai, bet tikėkimės iki savaitgalį jie pasveiks. Aišku, kai kurie žaidėjai gal ir norėjo žaisti, bet davėm jiem pailsėti, nes sekmadienį yra svarbios rungtynės su KS Ryga, kur reikės kabintis ir bandyti laimėti. Ir būtent apie sekmadienio varžybas paakcentuosiu, kad jūs žaisit ne namie, jau patvirtinta, kad žaisit Kaune, tačiau varžybos svarba yra, kad jeigu laimėtumėt ir Energija pralaimi, jūs gaunat namų pranašumą, ne? Tai kaip svarbu gauti finalo serijoje namų pranašumą? Tai visada smagu pradėti namie, nes nežinom, vis tiek aš manau finalas bus įtemptas ir nieks nenorės pasiduoti, tai namų aikštė tikrai suteikia pranašumo, bet taip žaisim Kaune, nes Elektrėnuose ten sugedo kažkas su šaldymo įranga ir jie nespėjo sutvarkyti, bet manau visiems vienodas sąlygas bus, tai ar Kaune, ar Elektrėnuose, jeigu žaistum Energiją, taip pat žais Kaune, tai tikimės geresnio, mums palankesnio rezultato. Ačiū. Prašom.